Sveiki, noriu papasakoti, kaip veikia drago eglė. Drage, kaip ateis eilė jūsų važiuoti, prie eglės stovi žmogus, teisėjas, kuris rodo komandas privažiuoti arčiau ar dar į burnautą. Jūs turite privažiuoti prie tokių daviklių ir kaip jau būnat prie pat jų privažiavęs, viršų užsidega geltonas prestižo lemputės. Dar truputėlį pajudat į priekį, tada steidžas susidega lemputės. Palaukime, kol varžovas lygiai tą patį padarys kairiai pusėje. Jis taip pat privažiuoja. Užsidega visos keturios. Ir tada laukit geltonų ir žalio signalo. Čia dabar rodys profo eglė, kai važiuoja. Užsidega iškart geltonos, žalia ją lekia. Įprasta eglė, ne profo, tai užsidega po vieną geltoną šviesoforą, jų yra 3 ir tada žalia. Pasižiūrėkit, kaip atrodo įprasta eglė. Užsidegė viršui tie prestižo lemputės, degasi oranžiniai ir startas. Rekomenduoju pamačius paskutinį tą geltoną jau pradėti važiuoti, nes po kol ratai nuvažiuos nuo tų daviklių, jau bus susidegusi žalia ir tuo būdu padarysit labai gerą reakcijos laiką. Jeigu per anksti startuosit, tai kaip matėt, mano varžovui bus pomidoras, vadinasi false startas. Tai geriausiai saugiai važiuoti, užsidegus paskutintai geltonai, įkvėpti, spaus gazą, tai bus saugus startas. Nes kuo mažesnis reakcijos laikas starte, tuo didesnė tikimybė laimėti, ypač jeigu apylygių kova. Nes jeigu varžovas pramiegos, blogą reakcijos laiką parodys, jūsų finišo laikai ET, trasos įvykimo laikai panašus, tai tu laimėsi, nes tavo reakcija bus geresnė. Linkiu gerų startų.